Sveiki. Čia ne viena buvo serija apie tai, kaip pasidaryti patį kontrolerį taškiniam suvirinimo aparatui. Man didžiausia turbūt problema iškyla su tuo, ne kaip patį kontrolerį pasidaryti, bet su detalėm. Nes kadangi optoporų tokių nėra Lietuvoje pirkti, teko siųstis. Na ką, pirmas jungimas, pasižiūrėsim, pats nebandžiau, žiūrėsim kaip veikia, čia kas nors bus ar nebus. Čia visą. Na, tai padarysiu. Diodas, kad matytųsi ir šitas. Knopkę paspaudus turi diodas susidegti, tada bus viskas gerai. Pirmas jungimas ir žiūrim. Taip. Labai stebuklų neįvyko kol kas. Tai jau gerai. Kažkaip įdomiai veikia, ne? Diodas veikia kaip ir gerai, vanas. Paspaudi, palaikai, atleidi, viskas veikia. Šitas kaip ir nelabai nori veikia. Jeigu mes primažinam. Kaip pas manęs srovė neateina, vadina. Išvadą darau, kad bus blogas tristorius. Tai bandysiu dėti semistorių. Tai su šito daikto nepavyko nieko, tai čia buvo BTA 16 perbėgė man jisai. Nes kadangi jisai buvo išimtas iš kažkokios tai detalės. Tai dabar pabandysiu naudoti BTA 416 00B. Pažiūrėsim, kaip su juo išeis. Sekantis video bus būtent su šito.